Anabelytė. Va šiandien iš po lietaus atvėso oras, yra tik 16 laipsnių šilumos. Tai va Anabelytė, visi dirba, Anabelytė neša žolytę triušiukam vakar, kur nupjoj, vakar dar buvo šilta. O šiandien iš po nakties vėso. Va, matai, kaip dirba Anabelytė, šaunuolė. Va, neša žolytės, va, o ten Degutis su... O ten Degutis ir Kazys grėbė. O atsivežk vežimuką, tą vežimą gali pavežti. O, biški krapnoja lietus, bet nieko. Va, aš tau padėsiu. Nu, vežam. Anabela, vežam vadis. Va, va čia pastatysim, va. Va, nu gerai, tu jau dėk žolytės, aš palaikysiu, gerai? Ne. Nu gerai, aš laikau ir ten filmuoju. Tu nori pataisyti kaip, va, nu gerai, tu viską moki. Labai gerai. Nu va, sudėk tą žolytės, va. O Diego ten grėbė. Va, jau biški lietus pradeda krapnoti, bet nieko, mes spėsim susidėti. Va, mes darbininkai turi pirštinikė, su pirštinėm dirba, šaunuolė, mano anūkėlė. Va čia dar toj pusėje, žiūrėk, kokie didelė krovikė žolyčio. A čia nori, nu paskui su grėbliu dar ten. Kam čia ta žolytė bus? Triušiukam žiemai. Triušiukam žiemai, ai. Dabar dar jie valgys, čia skani žolytė, matai, kur vakar jūs pjovėte, ne su traktoriu. Nu, labai gerai. Oi, kokie darbininkė, kai dirba, gražu žiūrėti, va, matai. Žiūrėkit, kokį darbininkė Anabela, vau. Nu, dėk gerai. Nu. Nu, dabar važiuosim ten, aš ten, prie didelios krovos, paskui Kazys parveš. Nu. Dar ir vėjas vėl atsirado. Jau greitai skubėkim prikrauti. Bėgam, gal žinai, jau bėgam kambarį, jau pradeda lietus lyti. Bėgam, sulysim drabužėlius, ateik. Bėgam, jau visi bėgam. Gerai, Deguti, bėg. O, matai, kokį... Gerai, Deguti, deš tą grėblį. Bėgam, visi trys, bėgam. Jau mes bėgam, bai, va bėgam į kambarį, bėgam, viskas.